Sveiki. Ar kada jautėt baimę? Baimė tai yra energija, kurią mes visi turim. Kažkas bijo gylio, kažkas aukščio, o kažkas bijo tiesiog savęs. Ir ta baimė, ji yra mumyse prigimtinė. Gimdami mes ją tiesiog gaunam, bet yra baimių, kurias mums padeda sukurti mūsų artimi žmonės. Ir su ta baime būna taip sudėtinga gyventi, kai žmogus pradeda visko bijoti. Absoliučiai visko. Bijoti kalbėti, bijoti išsakyti savo nuomonę, bijoti eiti, rengtis, daryti darbus. Baimė mus taip sukausto, kad mes netgi bijome keisti savo gyvenimą. Mes įsivaizduojam, kad kažkas kitas turi mūsų gyvenimą pakeisti. Iš tiesų ne. Ir kad ta baimė mums netrukdytų gyventi, turbūt yra pats paprasčiausias dalykas - suvokti, kad mes ne vieni esam. Kai ateina tas vienatvės pojūtis ir tada to pojūčio vedini, mes pradedam bijoti, kad aš esu vienas arba viena, mes pradedam bijoti jausmo, kad esu atstumtas, paliktas, nesuprastas arba nesuprasta. Ir tai yra tik tada, kai mes nesuvokiam, kad yra aukštesnė jėga, kad yra Dievas, kad Jis yra viskas, ko mums reikia šiandieną, kad Jis būtent duos viską, ko mums reikia, kad Jis yra su mumis, Jis yra čia, Jis yra kas akimirką čia, Jis yra tiesiog per mūsų kūną tekanti energija ir tai, kas vyksta dabar su tavimi, tai yra tik tai pasekmė tavo minčių, tavo žodžių ir tavo veiksmų. O Dievas Jis visada stengiasi mums padėti. Ir kai mes patikėsime, kad dieviška energija yra daug daugiau, negu mes galim net įsivaizduoti tą. Jei jūs netikit Dievu, gal tikit visata, gal tikit energiją, matricą, vardų gali būti labai daug. Krišna, Buda, Alachas, begalybė vardų. Bet tas vidinis patikėjimas, kad tik tu savo gali sukurti priešišką požiūrį apie save ir savo gyvenimą. Tik tu pats. Ir viskas, kas vyksta, viskas, kas vyksta, mano mėlėjai, turi prasmę. Ir šiandieno žinutė apie tai, kad viskame yra dieviškas planas. Tik svarbu leisti jam vykti. Mes su savo baimėmis, su savo nepasitikėjimu ir netikėjimu jį dažnai sustabdome. Su jumis Eligė ir skaičių magija apkabinu. Spaudžiame patiktuką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, išgirstų. Galbūt tau tai jau nebeįdomios mintis, bet kažkam galbūt yra liūdna ir netyčia jis užmatys šį video. Apkabinu.